Aidai, dėkui Juditai, dėkui visai bendruomeniai, šių vyskupijos visiems dvasininkam ir prie jos prisidedantiems. Smagu čia būti. Ta erdvė iškart jauki, čia pat bažnyčia, čia pat būti smagu, čia pat dalintis išmintimi, pamokymais, gerų žodžių ir dėmesiu. O mes kaip ir visi, bėgam, lekiam savo, noriu sakyti, kartais jau automatiškai vargą vargstam, bet jau tikrai gal reikia nustoti sakyti savo džiaugsmą. Džiaugiamės, kaip pažiūrėsi, taip ir turėsi. Taigi, manau, ir gyvenimas mūsų visų dovana, kuria reikia džiaugtis, o ne išvargti. Kaip viena moteriškė, net iš kitos tautos, jinai lietuvius paprotino, sako, ir keisti jūs, sako, berods Italijai buvo, sako, gimsta ten ir močiutė gaili savo anūkės, vargas, tai jinai dabar vargs, jau ten turės tą anūkėlį vieną, ar ten mažai kas padės. O ten, sako, net negalvoju, kaip toliau bus kitą dieną. Visi džiaugiasi. Ir kita diena turi savus džiaugsmus, padėjėjus ir savas problemų sprendimo būdus. Tai iš ties smagu džiaugtis jumis, o mums kaip, jei mus kas pajudina, mes atjudam. Namuose visada yra ką veikti, bet per darbus, per rūpesčius, vaikai vis skirtingos kartos, skirtingus iššūkius pasiūlo. Jau dabar, man atrodo, su tais studentais buvo lengva ir filmukai netokie baisus buvo, jie patys baisisi. Tai, ką dabar šitas jaunimas gauna iš aplinkos, kartais mus paprotina jau, taip kad visko būna. Bet kartais iš tikrųjų viskas greitėja daug greičiau, negu kartais gali įsivaizduoti. Visi tokie vaikai nori kažką tapšnoti, atiminėja iš tėvų, reikia pasiūlyti 100 kartų įdomesnių, paprastesnių dalykų. Pabūti kartu. Ir ne tik, kad pabūti, bet ir dažnai užimti. O kai galbūt labiau išmokinam, pradedam užimti juos, jie tada labiau gal ir patys užsiima. Net nežinau, kaip yra. Bet tas dėmesio ir viens kito, ką dabar darom, kaip darom, čia man gerai, čia man blogai, viens kito purtimas vyksta ištisai ir ugnies būna, ir dūmų, ir visko. Ir verksmo, ir džiaugsmo, tai kad ir kaip ten sako, aš stogai pavažiuoju ir susirankioju jos iš kažkur. Kartais ir dažnai būna ir atėjimo į mišių pagalbą, pagiedojimo, pasimuzikavimo kartu. Ir gal čia labai daug, net nešnekant, bet labai man daug minčių sukėlė tos gerbiamos pranešėjos Liobikienės mintis. Mums atrodo, kad mes moteriškės iš tiesų gal užsispaudusios, bet labai daug jau skleidžiame. Ir susitikome abudu kaip muzikuojantys žmonės. Ir gal vyrai daugiau paniro į darbus, aš sakau, kad tu čia tą gitarą brazdini, girdi vaikai rėkia. To žiūrėk, kai reikia kur nors važiuoti ir dainuoti, kaip gerai, kad jis brazdina tą gitarą, dar kažką, visai čia būna. Tai, bet ekspedicijoje vaikščiom ar su Aidu, ir Žemaitijoje, ir su ansambliečiais. Ir įstrigo tokia mintis vienos moteriškės. Jis kažkaip atsiminė savo mamą, norėjo daug apie ją pasakot, bet sako, laimingas mes buvom per visus tos karus, visokias nepritektis ir viens kito matyti rūdijimą, perversmus. Jis taip pasakė, bet laimingos mes buvom tik tada, kai melsdavomės ir dainuodavomės. Tai du dalykai, kai kažkaip iš tikrųjų žmogus gali be buities, be tų rūpešių, galbūt be reikalavimų vieni kitiem, be nužiūrinėjimo viens kito, kaip kas atrodo, gali būti laimingas. Ir tada galvoju, kiek mes tiem dalykams skiriam laiko. Sako, melstis irgi reikia mokintis, muzikuoti irgi reikia mokintis. Tai gyveni ir mokaisi. Ir aš tik noriu pasakyti, kad pas muzikavimas visi gali muzikuoti. Ir dabar sako, jūs muzikuojate, jūs čia grojate. Bet jūsų visi turi papasakoti apie savo tėvuką, dėdę, kuris eidavo laukais dainuodamas, apie mamą ar močiutę, kuri ten
buvo giedotoja, visų kaimynių mėgiama ir kviečiama visur. Visi turi tų žmonių, taip kad esate jie, jūs tik tai galbūt uždarę, užspaudę su mokykliniu choru ar ten studentišku paskutiniu pasimuzikavimo laikais. Taigi, gerai, Aidas prašė pašnekėti, daugiau nebešnekėsiu. O muzikuojam labai įvairiai. Ir kartais minčių kyla, ką čia? Ar tai, ką už stalo, ar tai šiuolaikiškai, ar senoviškai, ar nesenoviškai, mums viskas tinka, mums viskas patinka, kartais labai vaikiškai. Tai šiandien yra Advento pradžia ir man vis labiau, mes daug liaudies dainų dainuojam, labai norisi, kad, pavyzdžiui, toj bažnytinėje, toj folkloro bendruomenė, tų muzikuojančių ir besišnekančių apie viską žmonių bendruomenį, kuo mažiau būtų to konflikto su tradicija, kuri galbūt kartais turi tokių gal ir senesnio gyvenimo ženklų. Bet tai yra šilta, dar 20 amžiaus žmonių išsupta, galvojant apie gamtą, apie antrą pusę, apie kažkokius laiko ženklus. Taigi mes ir tas senasias dainas dainuojam, ir naujesnes. O dabar Advento pradžiai gal ir priminuosit visi, jums smulkam ir Gervėčių kraštas, tai su vaikais, Gervėčių kraštas toks nykstantis, gal daug kas nyksta, bet palieka va tokias stebuklingas, liaudiškai, senoviškai artimas giesmes. O kita jau šiuolaikiška apie Mariją, taip kad pradėsim galbūt šiek tiek keliom bažnytinėm, ne bažnytinėm, bet va tokiom, kas gali suktis mūsų toj aplinkoj. O po to visi